Labadiena. Penkiakovininkė Gintarė Venčkauskaitė į pirmąsias savo olimpinės žaidynes išvyko vos 19 2012 Londone. Iki šiol ji pati sako miglotai prisimenanti šią patirtį. Dabar Gintarė kovoja dėl patekimo į trečiasias olimpinės žaidynes. Konkurencija beprotiška, o konkuruoti visų pirma tenka su komandos draugėmis, kitomis tituluotomis Lietuvos penkiakovininkėmis. Ačiū Gintarei, kad šiandien jie sutiko apsilankyti mūsų studijoje, kaip pats olimpinės atrankos įkarštis. Sportininkę kalbinsiu aš, Brigita Virbalytė, o čia Nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė Įkvėpti judėti. Labas Gintarė. Labas Brigita. Atskubėjai iš Druskininkų į Vilnių, labai dėkoju tau. Vakar dar turėjote fechtavimosi varžybas, tai tikrai labai intensyvus olimpinis sezonas. Tai visų pirma, kaip sekėsi vakar? Rezultatą vertinu tikrai neblogai ir sakau, galbūt neužimta vieta yra svarbiau, o tai, ką aš padariau. Ir aš padariau daugiau, negu aš planavau. Ir tai, kaip aš kovojau vakar taktinė prasme ir tai, ką aš ten dariau, tai žiūrint 2 metai atgal, ten nieks nebūtų net pasakęs, kad aš galiu taip iš vis kovoti. Tai man dabar fechtavimas iš tos silpnosios rungties man tapo mėgstamiausia ir aš jos tikrai kiekvieną dieną laukiu, kada galima bus išeiti, kovoti ir kažką naujo padaryti. Ar prie tų gerėjančių rezultatų prisidėjo tai, kad turi naują fechtavimosi trenerį iš Ukrainos? Manau, tikrai taip. Ir tas naujas, kaip čia sakau, žibalo truputį įpylė į mūsų tą ugnį. Ir tikrai jisai nuoširdžiai dirba ir tų patarimų daug. Galbūt nieko naujo nepasakė, bet tą patį iš kitos pusės ir jo labiau, kada mes kalbam nelietuviškai, kita užsienio kalba žmogui automatiškai įeina į galvą visai kitaip, tu pradedi mąstyti. Ir netgi aš mintyse, kada aš kovoju, aš su savim angliškai kalbu tais terminais, nelietuviškai, angliškai, jeigu reikia treneriui Pauliui paaiškinti. Aš jam irgi dažnai būna angliškais terminais pasakau ir man tas irgi keista ir greičiausiai gal dėl to labai daug kas įeina tau į galvą. Pokyčiai visada, sako sportininkui, dažniausiai bent jau toj trumpalaikiai perspektyvoje tikrai turi tam tikrą rezultatą, ar pritartum? Taip, turi tikrai. Gintarė, dabar vėlgi tas olimpinės atrankos įkarštis visoms sporto šakoms ir atrodo ta mišrainė, kur visi stebi reitingus ir visa kita, tai kokiame dabar finišo tiesiosios etape yra jūsų penkiakovininkų olimpinė atranka ir kokia yra lietuvaičių padėtis būtent pasaulinėme reitinge, kad taip įsivaizduotumėm, kiek tenka tos konkurencijos atlaikyti? Labai sunku dabar kalbėti apie tai, nes mūsų olimpinė atranka pagal reitingą tik dabar prasidėjo. Tai mes turėjom pačias pirmas varžybas, kuriuose visos 4 ir dalyvavom. Ir tai yra tik pirmos, dar liko 5 startai. Tai labai sunku pasakyti kažką, nes penkiakovė tu nenumatysi. Bėgime gali pasakyti plius minus, kiek tu gali kokį rezultatą parodyti. Čianais tu nepasakysi, kiek tu sufektuosi, kaip tu šaudysi, nes tai yra daug nuo psichologinės pusės priklauso. Jojime lygiai tas pats, 50 apėm. Kaip koks žirgas tau iškris ir toksai, sakau, planuoji vienaip, o gali gautis kitaip. Ir labai sunku pasakyti kol kas. Laura pirmis aukščiausiai stovi iš mūsų pagal reitingą, tada aš, tada Ieva ir Elzė. Tai 4 lietuvės kovoja dėl 2 vietų, nes olimpinėse žaidynėse Lietuvai gali atstovauti tik tai 2 vienos šalies atstovės. Ta situacija, kad konkuruoti tenka visų pirma su komandos draugėmis nebe 1 metai. Ir kiek apskritai tai sudėtinga, ar labiau kaip tik motyvuoja, kad tu turi tą tokią vidinę atranką praeiti ir galbūt tada jau stipresnis esi tarptautinėje arenoje, kaip tau pačiai? Žinai, aš pasakysiu, kokie paskutiniai 2 metai, tikriausiai po Tokijo olimpinių žaidynių, aš supratau, kad reikia kovoti ne su lietuviam. Atvažiuoja 100 sportininkių ir mes koncentruojamės į savo 4 atletės. Turiu save aplenkti ir turiu aplenkti dar 3. Ne, tu turi aplenkti visą 100 atlečių ir čia šitoje vietoje, manau, mes
darom klaidą, nes, aš aplenkiau jas 3, bet mano rezultatas nėra geras, aš likau galbūt 7, bet aš norėjau būti 1. Bet aš įvykdžiau planą, aš aplenkiau lietuvės. Tai, sakau, aš dabar stengiuosi orientuotis ne į lietuvės, ne į mūsų tą konkurenciją, o į pasaulinę konkurenciją. Nes mano tikslas yra ne lietuvės aplenkti, o aplenkti viso pasaulio atletės ir būti geriausiai. Tai manau, aš labiau koncentruojas dabar į šitą. Kada tas lūžis įvyko tavo galvoje, kai supratai, kad nereikia čia savo kieme ir savo smėlio dėžėje konkuruoti, o tikrai kelti pačius aukščiausius tikslus ir galbūt galvoti kitaip, ne apie tą vidinę konkurenciją, o plačiau? Šitas buvo po Tokijo žaidynių, bet didžiausias lūžis buvo po praeitų metų pasaulio čempionato, kur nepatekau į finalą, nors ėjau į startą, į bėgimą, žinodama, kad, taigi čia labai lengva, įbėgsiu į tą finalą. Ir galų gale gavosi taip, kad neįbėgau. Man buvo be galo skaudu. Ir negavau palaikymo ne tik tai, kad iš šeimos ir iš trenerio. Ir man toksai buvo, ką aš blogai padariau. Ir tikrai gavau mėnesį laiko atostogų po to. Aš galiu sakyti, lengvoj depresijai buvau, aš iš namų neišėjau. Mes turim vyras turi Rusijai ofisą pasidaręs ir aš vietoj to, kad ilsėčiaus, leisčiau laiką prasiblaškyčiau, eičiau miestą, aš prasidėjau 2 savaitės tam Rusijai prie kompiuterio, nes pateisinau save, kad turiu labai daug darbo, turiu ką pasidaryti per tuos metus, ko nepadariau. Ir po 2 savaičių auklė sako, kodėl tu niekur neini? Sakau, aš čia turiu darbą, nieko man nereikia, viskas gerai. Bet tu gal, sako, išeik į miestą, kažkur, sako, į parduotuvę apsipirk. Ne, tai aš užsisakau internetu, sakau, man maistą atveža, man čia nereikia laiko švaistymas. Ir aš sakau, aš taip paskui pagavau save, kad kažkas yra negerai, kad aš nuo kažko bėgu. Ir šitoj vietoj man buvo lūžis ir pasitaikė viena mergina, kur yra dabar mano mentorė, su ją dirbu ir šitoj vietoj buvo lūžis, kad aš turiu gyventi savo gyvenimą ir konkuruoti ne su kažkuo mažu, o su dideliu. Ir tam dideliam burbule aš turiu būti geriausia, o ne mažajam. Gintarė, mentorius, vėlgi mes dažnai su sportininkais kalbam, kad tose didžiosiose psichologinėse duobėse reikia tos pagalbos iš šalies. Niekada iki šio momento, kai po pasaulio čempionato nebuvai, pagalvojusi, kad galbūt vis tiek tų sunkių momentų karjeroje tikrai buvo, galbūt reikia tos pagalbos ir nereikia čia mums apsimetinėti, kad mes žiauriai stiprus ir mes čia visas problemas patys įspręsim. Aš turėjau pagalbą ir turėjau su vienu sportininku pakankamai garsiu irgi dirbau. Nežinau, tik ar galiu aš jį įvardinti, bet jisai tikrai žmogus irgi atsidūrė tuo metu, kada man buvo gili duobė tuo metu. Ir jisai man labai stipriai padėjo iš to išlipti, užvedė ant kelio, bet jisai sako, dabar turi eiti pati, sako, aš nesu kompetitingas, toliau tave ves ir sako, aš matau, kad tu protinga, tu žinai, ką tu darai, eik toliau. Ir tai yra laikina. Ir veikia tik tai tam tikrą momentą. Paskui tu galvoji, kaip gerai veikia. Ir tu paleidi, ir tada tu pamatai, praėjo 2 metai, kažkur nutrūko tas vagonas ir turi vėl grįžti susirinkti. Ir šitas dalykas, tu turi dirbti nuolatos. Negali būti, gerai šitas veikia ir dabar jau paliekam. Net ryte atsikėliai, atmerkia akis ir tu jau turi dirbti su savo mintim, emocijom, kaip užsikursi, taip tavo visą dieną ir eina. Ir aš manau šitas... Nežinau, kaip užsienio šalyse, tarkim Britanija, turi tikrai labai stiprų labai stipriai dirba su psichologais. Ir irgi jie turi 2-3 kartus per savaitę, kaip mes turim treniruotę, jų treniruotė yra psichologijos terapijos, psichologiniai kursai, jie 1-2 valandą sėdi, medituoja, kažką dirba. Tai mes šito neturim, kaip tu sakai, visi galvojam, kad mes esam labai kieti, stiprus, čiagi mes užgrūdinti. Ne, mes psichologiškai, aš manau, labai esam silpni. Ir šitoj vietoj trūksta to palaikymo. Galbūt treneriai irgi turėtų su sportininku kartu eiti ir dirbti, kad žinotų, ką pasakyti. Nes, tarkim, dabar aš galiu save
tiek užsimotyvuoti varžybose, būti savo burbule ir nebandykit neksilysti ir netyčia treneris gali leptel kažką ne taip ir tu taip, atsibudau ir mane išmušė iš vėžių ir man viskas jau blogai tada einas. Tai štai vietoj treneris turi žinot, kada ir ką pasakyti. Ir jeigu jisai irgi neina kartu su psichologais nedirba, nežino kaip su to sportininku dirbti, nes kiekvienas irgi yra atskira asmenybė ir prie vieno reikia prieiti švelniai, prie kito agresyviau. Ir šito vietoj sakau, aš dirbu, aš to žiauriai džiaugiuosi ir aš žinau, kad tai man svarbu yra ne tik sporte. Pirmiausia, man reikėjo savo vidų asmeniškai susitvarkyti ne dėl sporto. Aš jau turėjau viduje problemų. Bet tas, sakau, padeda ir sporte. Sportas yra laikinas, kažkada baigsis. Aš tas žinias išsinešiu į kitą gyvenimo etapą. Gintarė, dabar atrodo, kad kalbi kaip jau taip, žinai, labai brandžiai ir kaip jau ta sportininkė, kuri žino, ko siekia, kaip siekia ir žinai, atrodo, kad ta branda jau atėjusi yra. Bet grįžkime į pirmasias olimpinės žaidynės, tai buvo 2012 Londone ir labai gerai atsimenu tave, nes kartu skridome į Londoną ir apskritai mūsų varžybos dažniausiai olimpinėse žaidynėse vykdavo tomis pačiomis dienomis. Skirtumas buvo tik tai tas, kad man buvo 27, tau buvo 19. Ir iki šiol tu vis sakai, kad buvau lygtais kosmose. Tai tos olimpinės žaidynės, nežinau, kokį pėdsaką paliko tavo karjeroje ir vėlgi, ar tikrai taip viskas įsitrynė? Tikrai, ir žinok, ta migla tokia yra likus, kaip dabar galiu lyginti Tokijo žaidynės ir šitas. Tokijo žaidynėse aš buvau mąstanti, žinojau, ką darau, kur einu, viską mačiau. Londone, aš atsimenu tam tikrus fragmentus ir tai daugiausiai iš nuotraukų arba video. Man ten, nežinau. Kodėl, manai, nežinau. Galbūt... Buvai nepasirengusi, manai, dar tokio lygio varžyboms? Galbūt per daug spaudžiama buvau. Parodyti gerą rezultatą. Visgi jautėjai, nes žmogus 19, kaip išvažiuoja, tai jau sako gerai, kad tu apskritai dalyvauji olimpinėse žaidynėse ir vėlgi galbūt dar prieš keletą metų net nieks nesvajojo, kad tau 17 kažkas po 2 metų pasakys, kad tu būsi olimpinėse žaidynėse. Tai atrodo, kad kaip tik tos atsakomybės, ar pati jau spaudėjai save galbūt iš vidaus? Ne, aš čia treneriai spaudė. Ta trenerių karta mūsų tokia, kur jie labai rezultatas, tu turi parodyti, tu turi padaryti ir tu galvok tai, kaip padaryti. Ir galbūt tas galvojimas man, nežinau, aš, negaliu pasakyti, kokia aš ten toj būsenai buvau, bet, man tikrai viskas išsitrynė. Arba jau labai senai buvo. Bet, man realiai net ir po tų žaidynių aš tiesiog jau nieko ten, žinai, kai būna tave, atrodo, netikėtai įmeta kažkur, tu nesupranti, kas vyksta, grįžai namo ir, tai kas čia buvo? Taigi galėjau taip daryti ar kitaip, bet tuo metu tu nemastai. Tai galbūt vėl, nebuvau brandi asmenybė, nebuvau tam pasiruošusi ir nebuvau tam ruošta. Fiziškai jo, psichologiškai ne. Net tikrai. Pasiektas rezultatas tikrai įspūdingas, mano manimu, 12 vieta ir vėlgi debiutinėse olimpinėse žaidynėse 12, atrodo, aš jau ir tada galvojau, wow, žmogus toks jaunas išvažiuoja į olimpinės žaidynės ir 12 vieta, kaip tada tau jinai pasirodė? Nežinau, vėlgi iš tos laiko perspektyvos dabar galvojant. Jeigu dabar vertinant, tai kaip tu sakai, tai yra wow, jaunai, tuo metu gavau velnių. Kad aš dar čia blogai prabėgau, nes ten Baltarusija, jinai greičiau už mane tą kombainą laseroną padarė. Ir aš kodėl tu taip kalbė, vietoj to, kad tu šaunuolė, tavo pirmo žaidynės debiutas, kad gaučiau tą palaikymą, aš gavau tokį truputį, aš suprantu ir trenerio pusę. Niekada net ir būdamas čempionu, jeigu tapsi čempionu olimpiniu, vis tiek ras prie ko prisikabinti, kad galėjai geriau ten ir ten padaryti. Bet ar ta situacija nesikeičia, Gintarė, nes mes, tu pati paminėjai trenerių kartą, tai turbūt tie treneriai, kurie yra vyresnio amžiaus, galbūt kurie yra kitos sistemos žmonės, jie turbūt dažniausiai sportininkams po to pasirodymo, kur sportininkas kaip ir nori tikrai bent kažkokį vidinį pasitenkinimą jausti, atrodo jisai ir tą paskutinį krislelį laimės numuša. Taip, ir čia ta senoji, manau, karta. Ir aš dėl to pakeičiau tą kartą ir išėjau pas jaunesnį trenerį ir dabar irgi ką stebiu,
tą tendenciją jaunų trenerių bendravimą ir vyresnių, tos senosios kartos. Aš kartais savo atsistoju stebėtojo poziciją ir žiūriu, kas vyksta. Man gaila kai kurių sportininkų ir verkia. Ir vietoj to, kad tu ateik apkabink tą sportininką ir tu galbūt daug daugiau padėsi, o jisai atėjęs rėkia, engia ir nežinau, bet čia senoji karta. Jauni dažniausiai to nedaro. Bet tu matai pokytį dabar? Aš tikrai matau. Kur yra jauni treneriai, tikrai yra pokytis ir netgi daugiausiai tie, kurie laimi, jų treneriai yra jau jaunesnės kartos. Kada pati priėmei sprendimą, kad reikia keisti trenerius, reikia kažkaip žengti į priekį, galbūt... Prieš pat Tokijų. Likus metam, rudenį. Tai bus 2019 rudenį. Ir buvau, kaip čia, labai stipriai, kaip čia gal toks terminas, negražiai sukapota, kad priėmė šį sprendimą? Jo, ką tu darai, liko metai, taigi čia bus blogai, tu nemasai, ką tu darai, bet kartais tas duoda kaip tik impulsą ir tavo rezultatai šauna ten į viršų labai stipriai ir aš nesigiliu šito. Aišku, turėjom pandemiją ir tie metai dar nusitęsė, bet mano rezultatai stipriai paaugo. Aš pati kaip asmenybė paaugau, gavau palaikymą ir netgi pirmas kelias varžybas irgi būdavo, kažkuri rungtis nepasisekdavo, aš jau ateinu galvą nuleidus, viskas gerai. Dar 2-3 rungtis liko, eini dirbi toliau, žiūrėsim po to. Varžybos baigėsi tik po paskutinės rungties. Taip, o jau žinai, iš to praeito jau tu nurašai save po pirmos. Nesibėgė, pas mus 5 rungtis. Bet tikrai tas sprendimas brendo turbūt ilgai, nes tarp Tokijo ir Londono buvo Rio de Žaneiras ir olimpinės žaidynės, kurias stebėjai per televizoriaus ekraną, nes būtent 2 Lietuvos atstovės buvo kitos. Laura Sadauskaitė ir Ieva Serapinaitė. Koks tau buvo tai etapas karjeroje, nes tikrai esu skaičiusi, kad sakei, kad tai buvo tikrai labai sudėtinga, nes vėlgi Londonas, puikus pasirodymas ir tada praleistos olimpinės žaidynės. Šitoj vietoje aš manau, vėl ta senoji karta, grįžkim prie to, kad man labai gaila, kad tie treneriai tikrai yra senosios kartos, kurie eina su naujom technologijom, dirba su tuo, bet yra tie, kurie užsisėdi 30 metų atgal ir jie nepakeis nei centimetro, nei žingsnio į priekį. Ir šitoj vietoj tikrai turėjom daug atrankinių varžybų, kurie davė irgi taškus, bet mes jas nevažiavom, nes taigi nereikia. Mums svarbiausia yra pasaulio taurės etapai ir pasaulio čempionatas. Ne, yra dar papildomai varžybų, kur tu gali pakankamai lengvai laimėti, jas nesuvažiuoja daug sportininkų, o taškai irgi dideli. Ir tie galbūt keli taškai man galėjo labai daug nulemti, nes nuo Ievos tikrai būna net keliais taškais tik atsilikus. Ir šitoj vietoj tas buvo skaudu, bet... Kai žinai, sako, užsidaro vienas duris, atsidaro langas arba kitos duris. Tai aš jau kada vyko žaidynės, aš jau laukiausi savo pirmagimės dukros. Tai man toks atpirko galbūt tas žiūrėjimas per televizorių olimpinių žaidynių. Bet nežinau, man kažkaip nėra, kad labai esu pikta ant sportininkų, tai bet kokiu atveju tikrai ne, ir palaikiau ir Ievą, ir aš Ievą pasveikinau su gėlėm, kada mes grįžom po pasaulio čempionato. Tai sakau, man toks, aš dabar žiūriu į tą, kad nėra to blogo, kas neišeitų gero. Kažką išsineški iš to gero, net jeigu ir mano pasaulio čempionato startas praeitų metų, tikrai buvo pas blogiausias, man, sakau, širdis skaudėjo. Bet aš iš to išsinešiau tai, kad aš dabar esu teisingam kelyje, aš esu, 110% paaugus per tą pusę metų ir turiu mentorę, turiu su kuo pasišnekėti, kas mane palaiko ir kas mane užveda ant kelio. Tai, sakau, toks, negaliu dėl to liūdėti, nes, sakau, kažką stengiuosi išsinešti iš to gero. Ir žinoma, dukrytės gimimas turbūt buvo tam tikra tokia
dovana, kuri tikrai leido pamiršti Rio de Žaneirą ir svajoti apie kitas olimpinės žaidynės. Gintarė, apskritai po gimdymo tikrai atrodo vėlgi buvai tas atvejis, kur grįžai su trenksmu, pasaulio taurės bronzą laimėjai, vėlgi ir paskui jau žvelgiant sėkmingai ėjai link Tokijo olimpinių žaidynių. Ar yra tikrai kažkas tokio, kas pasikeičia, nežinau, moters kūne, mintyse būtent po gimdymo? Man kas pasikeitė, savisauga įsijungia daug didesnė. Ir ką galėdavai daryti, tarkim, jojimas yra tikrai pavojinga rungtis, ten apsiskaičiuosi tempai, žirgas darys pustempį, gali kristi ir daug niuansų, ko aš nebijodavau, eidavau kiaurai drąsiai, man dabar yra, aš pergalvoju, turiu mintyse dar pasidaryti tą jojimą iki tos kliūties, ją peršok mintyse ir tada tik tai galiu tai atlikti fiziškai. Ir treneris tą labai pastebi ir visada klausia, kas yra, kodėl tu bijai, ko čia tokia perbalus. Nežinau, yra savisauga. Tikriausiai tas ir yra, kad... Dėl to, kad tu galvoji, kad tu dabar mama ir... Jo, jeigu kažkas atsitiks, manęs nebus, ar aš susižalosiu, ar trauma, tokių... Yra, sakau, man labai po pirmagimės labai stipriai įsijungia. Dabar vėlgi, taip galvojant, tu kalbėjai apie savisaugą ir man tai toksai, žinai, naujas aspektas būtent to tapimo mama, kad tu tikrai saugaisi Tokijui. Tu startavai besilaukdama antrosios dukters, tai vėlgi, žinai, tada atrodo, kad žiauriai turėtum bijoti, galbūt kažkas gali vėlgi atsitikti, tai kaip tada Tokijuje, kaip tu jauteisi, nes tada jau viena dukrytė buvo namuose, o kita tavyje? Rizika. Ir sportininkai, mes visi rizikuojam, arba tu padarai, arba ne. Ir jo, šitoj vietoj buvo pakankamai sunkus etapas, nes su vyru abudu žinojom, vyras treneris, tai čia šitoj vietoj yra išvis sunku suderinti. Ir man bloga, man sunku. Jisai to nesupranta. Gerai, biški kažką lengviau ten išsidiskutuojam, o aš pikta, kaip tu nesupranti, taigi aš negaliu čia net stovėti, mane pykina, kitiems sakyti negaliu išsiduoti ir tą nuslėpti, Jezu, buvo beprotiškai sunku ir į žaidynės irgi, kai nuvažiavom, aš gavau tikrai labai gerą žirgą. Jisai beprotiškai pats aukštas žirgas buvo ir man ten sėdėti irgi buvo baisu, bet nežinau, aš pasisakiau, kaip bus taip, jeigu bus lemta kristi ir prarasti vaiką, ar nedaug dievė kažkas atsitiks, tai reiškia, tai bus lemta, jeigu ne, viskas labai gerai, ačiū, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi laimingai ir dar maksimumą taškų surinkom su Laura. Tai realiai niekas iš artimiausios aplinkos apie tai nežinojo, tik tai, nes kažkaip aš vėlgi atsimenu, nes kartu buvome olimpinėse žaidynėse ir vėlgi atvykai ir aš tada kažkaip atrodė, kad galbūt tu esi labai pervargusi po ilgos kelionės į Japoniją, bet tikrai matėsi, kad truputėlį buvo išėjusi į savęs ir taip galbūt tyli, labiau užsidariusi, mažiau bendraujanti ir taip kažkaip tik po to su Paulium man pasakėte, kaip tiesiog jau akivaizdu buvo, kad laukėsi. Tai vėlgi tas toksai, tu turi niekam nesakyti, bet tu turi atrodyti kaip sportininkė, kuri atvažiavo į olimpinės žaidynės. Taip. Ir man čia vėl iššūkis, ką žmogaus kūnas, ką moters kūnas tuo metu gali padaryti. Ir tai, aišku, tai vis tiek irgi įsijungia, gal truputį prisisaugusiu, nes maža ką, ten pas moteris tikrai įsijungia tų saugiklių milijonas, bet man dažnai sakau, mes sportininkai rizikuojam, pabandom, pažiūrėsim, kaip bus. Jeigu pavyks, žiauriai fainai, toks tu kaifuoji nuo to. Bet tai yra rizika ir sakau, kartais galbūt geriau niekam nesakyti, nes tu tada apsikrauni ne tik tai savim, bet ir kitų žmonių, kurie, o Jėzus vaikeli, ką tu darai. Turbūt ne visi suprastų. Turbūt nei vienas nesuprastų. Ir mano gydytoja, kuri žinojo, tai gydytoja ir vyras, jinai sako, atsargiai. Bet sako, aš pati buvusi irkluotoja, sportininkė, mes visi, sako, crazy, sako, varyk, viskas gerai. Tai labai pasisekė turbūt visų pirma su gydytoja, nes jeigu ta būtų, kuri prigąsdinusi, tai nežinia, kaip pati būtum reagavusi. Tikrai taip, bet ir šiaip, ir besilaukiant sportavau,
Ir mano šeimos gydytoja irgi jinai tokia šeima labai sportiška, vaikai ten 2-3 metų dviračius jaumina. Ir aš jai pasakiau, žiūrėkit, sakau, man reikia sportuoti, ką jūs man patarsi, ten išsišnekėm, žiūrėk, vaikelis sako, tu daryk, tik niekam nesakyk, nes nieks tavęs nesupras, sako, eisi su pilvu į baseiną, visi sako, sukios pirštų, kad čia tu darai, bėgsi irgi tas pats. Tai sako, kiek gali niekam nieko nepasakok, jeigu tu gali, tu daryk, jeigu tau patinka, daryk. Tai va tas, nežinau, kol to nepatiri, labai sunku tą apibūdinti. Ir aš irgi, kol dar neturėjau nei vienos dukros, viena triatlono trenerė, jinai su savo 2 vaikais, aš matydavau, kaip jinai bėgiojo su pilvu ir aš galvoju, ką tu darai? Eik, ilsėkis, sėdėk, gulėk ant lovos, tu mėgaukis, o jinai bėga pilvu. Apsisuko, Gintarė tą patį daro. Ir tada supratai ją. Ir tada supratau. Nu, daryčiau ir su 3, jeigu sveikatą duotų. Gintarė Tokijoje užimta 7 vieta, vėlgi top 8 olimpinėse žaidynėse apskritai yra turbūt pasiekimas, apie kurį tikrai svajoja sportininkai, žinoma, yra medaliai, yra dar aukštesni tikslai, bet 7 vieta neįmanoma nesidžiaugti, kaip tu pati ją vertinai, tada žinodama, kad laukėsi ir vėlgi, kad tai pasiekimas yra kur kas geresnis nei buvo Londone ir po Rio de Janeiro, į kurį apskritai neišvykai, tai tikrai buvo labai nuostabu. Jeigu atvirai, va dabar prisimenant, kai finišavau, nu tai labai liūdėjau. Nu, man aš važiavau kitų tikslų visai, bet vėl galbūt negaliu sakyti, kad tai neštumas. Nu, tikrai fizinės rungtys nenukentėjo nuo to, o jeigu ir nukentėjo 1 sekundė, kuri ten net nebūtų 6 vietos lėmus. Aš galbūt vėl, kadangi fechtavimas buvo mano silpnoji rungtis, šitoj vietoj labai liūdėjau, kad negalėjau padaryti to. Ir visos blogai fechtavo. Vienintelė vokietė, kuri padarė olimpinį rekordą fechtavime, jinai vienintelė, kuri daugiausiai taškų turėjo, visos kitos apylygiai. Ir jeigu aš būčiau bent keliais dūris daugiau, nu viskas jau atrodo šviečias medalis. Bet tada vėl sėdi galvoj, nu gerai, nebūtum tokio žirgo gavus, gal būtum kritus, gal būtum metimas, būtų reikėję daugiau dirbti bėgime ir gal būtų dar blogesnė vieta. Ir toks jau stengiasi tada jau nebedėliot, sakau, tikrai labai liūdėjau, nes važiavau kito tikslo. Medalio? Bet, ja. Gintarė, aš nebe pirmą kartą girdžiu, kad esi žmogus, kuris tikrai kalba apie pačius aukščiausius tikslus. Pati savo, nežinau, neužkrauni tokio labai labai didelio akmens ant pečių vien dėl to, kad tikrai gerais pasiekimais tada nepasidžiaugia arba pasidžiaugia jau iš laiko perspektyvos. Gali būti, tai va dabar ir dirbu su ta savo mentorė, kuri, nu, vat, kad tai nėra, nu, tai yra laikina, tai yra gyvenimo stotelė, gatvelė, nežinau, kurios tu nunešies paskui save, dedi į savo knygą. Ir, nu, tai kiek čia, tu pasidžiaugsi kiek, kol ant pjedestalo, pasifotkini, dar grįžti oro uostą, ten pakalbina kažkas, viskas, padėjai tą medalis į dėžėjai arba pakabintas ant sienos. Tai yra laikina. Ir galvoju, kad dabar, ką aš matau, kad ką aš turiu, tai mane šeima labiau veža. Nu, bus medalis, labai gerai, visi džiaugsis, nebus medalio, aš turiu 2 didesnius medalius. Tai toks sakau, dabar aš jau nebesivaikau. Taip, mano tikslai yra aukšti, net nežinau, patys aukščiausi, bet aš esu, manau, pakankamai brandžiai jau tam pribrendus ir man įdomu, kas iš to išeis va dabar. Aš jau tokia einu per žaidimą, kas bus, nu pažiūrim. Džiugu girdėti. Jūsų šeimoje sportas atrodo visame kame. Paulius ir tavo treneris ir būrį kitų sportininkų treniruoja Kaune. Vėlgi vaikučiai visada atrodo šalia irgi sukasi, kiek matau jūs, tai nepavargstate nuo tos sporto temos, ar sugebate atsiriboti nuo jos kažkiek, ar šioje gyvenimo stotelėje sportas yra numeris 1 ir dabar tuo gyvenate? Tai žinok, jo. Ten turbūt 90% yra sporto temos, nes jisai irgi dirba ir federacijai, ir treneriu. Ir tų darbų, nu, ne tik tai trenerio pareigos, bet daug kitų užsikrovė yra.
Jisai neatsiriboja nuo sporto temos, aš lygiai taip pat grįžtam namo, bet va čia yra menas paleisti tai ir grįžti būti ne auklėtiniu ir treneriu, o vyru ir žmona. Ir dar yra vaikai, tai, irgi yra sunku, bet suderinama. Tikrai, kaip pasikeičia tie vaidmenys namuose? Kartais jo. Bet žinok, mažai laiko namie būnam. Va čia ta valanda, ten greit persijungi, nes užkrenta automatiškai buitis. Vakare apsitvarkai, susidedindus skalbinius, užmigdai vaikus, ten jeigu kokį žaidimą dabar mėgsta mūno kortom su vyresnė žaisti, tai tokių tradicijų mini susikuriam per tas valandą 2 ir viskas. Atsikeli ryte vėl. Iki vakaro tu būni visada sporte ir ten lieka valanda 2. Žinoma, turbūt būtent šiais metais, šiame etape kitaip ir neįmanoma įsivaizduoti, kai tas tempas ir varžybų sezonas yra toks intensyvus, kad pasaulio taurės etapas po etapo, vėlgi treniruočių stovyklos ir visa kita. Gintarė, ar nusikeli mintimis jau po olimpinių žaidynių, nes žinome, kad pati penkiakovė keisis ir turbūt didžiai daliai senųjų, jeigu galima tai pasakyti, veteranų ar senbuvių, būtent penkiakovės vėlgi tai, kad neliks jojimo rungties ir tai atsiras ekstremalus kliūčių ruožas, tai visiškai pakeis penkiakovės veidą. Kaip tu pati reaguoji į šius pokyčius, ar matai, kaip galėtų dėliotis tavo karjera, kai penkiakovė jau nebebus tokia, kokia buvo? Aš manau, bandysiu. Man įdomu pabandyti. Realiai aš ir praeitais metais bandžiau pereiti tą trasą, tik aišku, saugiu tempu, saugiai. Ir visai neblogai man gavosi ir patinka. Tai tikrai turiu tam duomenis, turiu jėgos ir iškaboti. Ir tik tai galbūt to truputį greičio trūksta, bet greitis vėl iš technikos labai daug ateina žingsniai. Skaičiuojasi, aš ten vietoj 3-5 žingsnius padarau, tai toksai, tiesiog techniką reikia sudėlioti. Ir ypač laukiu šitą labiausiai, kada būna blogas ėjimas varžybose. Tada, žinok, tikrai nori viską mesti ir galvoju, greičiau ateitų tie kiti metai. Tai tuos pokyčius priimi kaip pozityvius? Aš tikrai taip. Tu esi atsakingas pats už save. Tu nepadarei, tu esi kaltas. Jojime, tu dažniausiai kaltinai žirgas buvo, jo galbūt mano klaida, bet tai sakau 50-50. Ir šitoj vietoj ta rungtis, kurios tu nenumatysi ir tu negali pasakyti, aš galiu laimėti, bet jojimas iškris 0 taškų gausi ir viskas. Ir šitoj vietoj sakau, laukiu labai to, nes tada jau visa penkiakovė tik nuo tavęs priklauso. Kaip manai keisis kitų penkiakovininkų galbūt tas kontinentas, ar tikrai bus didelė dalis, kaip prognozuojama, kad galbūt pasitrauks iš penkiakovės? Ar manai, kad jau prisitaikė, prisileido mintimis jau tą naują rungtį ir visgi vis tiek dauguma bandys? Kiek iš kalbų, ta vyresnioji karta sunkiai tą prisileidžia, ypač kokie britai, vengrai, pas kurios jojimas, tai yra pakankamai stiprius sporto šaka išvystyta toj šaly. O vengrai apskritai turi labai daug žirgų ir jiem galbūt dėl to yra tas sunku susitaikyti, bet jaunai kartai, jie labai greitai prie to prisitaikė, ten nežmoniškais greičiais eina kiaurai, be baimės. Vat man galbūt ta savisauga biškį įsijungtų, nes dabar irgi yra viena kliūtis, kur sakau, aš norėčiau vat kaip šitas vaikinas, sakau, ir jie taip treneriai pažiūrėjo. Biškutį reikėtų, sako, padirbti ilgiau. Taip bet sakau, įmanoma. Įmanoma. Ir aš sakau, jeigu taip eičiau, sakau, kaip vyrai, bet sako, žinok, reiktų jau atjungti visą smegenį, sako, jau turi būti be baimės. Nes tikrai ten įsijungs savisauga, krisi. Ir šitą vietą tas, fainai. Bet sakau, jauni labai greitai, kadangi mes irgi prisimink, jauni buvom, į medį lipi tėvai nežino ir tu ten ir krisdavai, ir žemyn galvą kabodavai ant kokios šakos. Tai dabar, aš jau šito nerizikuočiau, nežinau, kas gali nutikti, ten jau 5 žingsnius į priekį numatai. Bet įdomu, tikrai, bent bandysiu pamėginti. O dar taip grįžtant prie tos senosios kartos, manau, dauguma tikrai mes, aišku, ir amžius, irgi vaikinai nežinau, bet merginos, manau, irgi daug ten turi irgi ir šeimą sukūrusios ir
manau, irgi ir vaikai bus apgalvoti ir mums tikrai vyresnėm yra sunkiau prie to prisitaikyti. O jauniem, taigi ten greitai. Gintarė, bet šiaip nebe pirmą kartą kalbė apie savo amžių, savo interviu ir man taip labai nuostaba kelia, nes apskritai, dabar galima sakyti iš tikrųjų, vėlgi penkiakoviai tas amžius tikrai galima sakyti, visiškai galim sakyti, kad tai galėtų būti tavo aukso amžius. Juolab, kad kalbi dabar ir mintimis, ir psichologiškai atrodo visiškai kitaip, nei tai buvo prieš 10, tarkim, metų. Tai vėlgi, mes dažnai kalbam apie olimpinę žaidynės kaip tam tikrą etapą kiekvieno sportininko karjeroje, bet aš matau, kad tai nėra etapas būtent su šiomis olimpinėmis žaidynėmis. Kažkas tavyje įvyko anksčiau, galbūt ir vėlgi tu dėlioji tuos karjeros akcentus ne su olimpinėmis žaidynėmis. Ar aš teisingai kalbu, kad galbūt tai yra tam tikras atskaitos taškas ir darai po to išvadas ar dar kažką, bet tau svarbiau pasiekti tie dalykai, kad ir psichologiškai kur kas anksčiau tu tai pasiekiai. Man labai svarbu yra išsinešti iš to nelaimėjimą, nepralaimėjimą, bet ką aš su to pralaimėjimu ar laimėjimu, ką aš išsinešu su juo būtent. Ir galbūt tie pralaimėjimai yra daug svarbesni negu laimėjimai. Nes tu gyvenime, jeigu baigi sportinę karjerą, tu esi čempionas, visada laimi, tu esi pats kiečiausias, krūčiausias, baigęs tavo karjerą, tu ateini dirbti ir va tada prasideda tave ten tikrai direktorius engia, rėkia, piktas, tau nesiseka, padarai ne taip. Ir tu tada nesupranti, kaip su tuo reikia susitaikyti, kaip iš tos situacijos išeiti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš mokausi, kad aš išsinešu iš tų pralaimėjimų tikrai daug daugiau negu iš laimėjimo. Ir man tas labai svarbu kažką išsinešti. Ir kadangi irgi planuoju būti trenerė, ir man tai patinka, nes dabar irgi save pagaunu, vakar irgi palaikiau vaikinukus ir aš turbūt labiau negu Paulius ten sėdėjau, žiūrėjau, palaikiau ir galvoju, ką čia reiktų pasakyti, ką patarti, ar ten rėkti, kai jisai laimi. Man tas žiauriai patinka, bet man iškart sukasi, ką aš šitoj vietoj daryčiau kaip trenerė. Ir sakau, jeigu aš būčiau tik čempionė ir po to trenerė, aš nežinočiau, ką pasakyti sportininkui, kuris pralaimi. Ir manau, nebereikalo galbūt aš tų nesėkmių daugiau turėjau negu sėkmių. Tai mane tas labai veža ir aš tų pralaimėjimų, jo buvo, bet tai yra labai svarbu. Sporte tai yra labai svarbu mokėti ir pralaimėti, nes tu neši tą visą iki savo gyvenimo galo. Tai ačiū tau, Gintarė, tikrai vėlgi ir man tam tikrų dalykų atsivėrė galbūt manyje ir tikrai labai smagu, kad tavo ta patirtis ir aš labai džiaugiuosi ir tikiu, kad galbūt jaunieji sportininkai įsineš tam tikrų dalykų ir po kiekvieno pralaimėjimo nesakys, kad čia yra pasaulio pabaiga. Tai linkiu tau sėkmės ir vėlgi suprantu, kad sportas ir toliau bus neatsiejama tavo gyvenimo dalis su tam tikrom pamokom ir augimu kaip asmenybės. Tai ačiū tau dar kartą. Ačiū. Čia šiandien lankėsi viena geriausių Lietuvos penkiakovininkių Gintarė Venčkauskaitė. Ir čia buvo nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė Įkvėpti judėti. Ja galite rasti LRT mediatekoje ir radiotekoje. Iki kitų kartų.